Įžangą padarysiu, nes žinau, kad gerbiamas daktaras Anušauskas paruošęs yra prezentaciją, pristatymą su skaidrėmis. Taigi bus įdomiau, kai tos skaidrės bus rodomos ir bus pasakojama. Reikia pasidžiaugti, kad šitą knygą pasirodė. Kiekvienos knygos pristatymas yra šventė. O reikia taip pat pasidžiaugti, kad gerbiamas Arvydas Anušauskas, dirbdamas jau dabar Lietuvos Respublikos Seime, būdamas atsakingose pareigose Lietuvos Respublikos Seime, visgi suranda laiko savo ankstesniam darbui, savo ankstesniam barui, tai yra ypatingam naujosios Lietuvos istorijos laikotarpiui, o tas ypatingas naujosios Lietuvos istorijos laikotarpis tai yra Stalino laikotarpio represijos, trėmimai, rezistencinis laikotarpis. Taigi džiugu, kad šalia to sudėtingo politiko darbo, o politinių įvykių ir labai sudėtingų politinių įvykių mūsų politiniai padangiai pastaruoju metu netrūksta. Tai aš visat savo kolegom, mokslininkams linkiu, kai jie bando šiek tiek keisti savo karjerą, kai eina į politikos barus arba kažkokius aukštus postus, ar tai ministerijoje, ar tai prezidentūrai, visada linkiu vieno, kad nepamiršt tų darbų anksčiau pradėtų. Tai tikrai džiugu, kad čia irgi gerbiamas Anušauskas paruošė parodyti ankstesnius darbus. Tai džiugu, kad prie viso to dar prisideda ir šita knyga. Ir gal labai vis tiek trumpai norėčiau užklausti jūsų, kodėl visgi jūs nusprendėt atnaujint, nes knygą ankstesnė papildyt, kodėl, nes tikrai matom, kad esate ir labai užsiėmęs žmogus ir tikrai darbų netrūksta Lietuvos Respublikos Seime ir partiniai veikloj, kodėl visgi kilo sumanymas dar sykį pristatyti. Aš gal atsistosiu iš prie kompiuterio ir atsakydamas į klausimą, aš pasakysiu, kad išties ačiū istorinėje prezidentūrai, nes man per 4 metus teko pristatyti ir 20 amžiaus slaptuosius archyvus, ir KGB Lietuvoje, ir iš tikrųjų išleisti per keletą tokių knygelių, kurios iš tikrųjų yra anglų kalba išleistos ir platintos buvo Briuselėje. Čia jūs turėjote galimybę jas tiesiog pasiimti savo lietuvių kalbą. Bet visą tai vis tiek sukasi apie 20 amžiaus Lietuvos istorijos įvykius, kurie atrodo su politika lyg ir neturi nieko bendro, bet aš įsitikinau, kad taip tikrai nėra. Rusijos užsienio reikalų ministerija prieš jau dabar 4 mėnesius anotavo jau leidinį, kurio net nebuvo. Aš turiu pasakyti taip, aš žadėjau išleisti lapkričio mėnesį, bet ne aš leidžiu, o privatai leidykla už savo lėšas, nevalstybinės lėšas, savo atsakomybę ir ne visada laiku pavyksta išleisti, bet aš suprantu, kad Rusija seka įvykius Lietuvoje ir seka netgi kokias knygas mes išleidžiam. Šiuo atveju buvo parašyta, kad knyga yra nepopuliari. Jos dar nebuvo. Bet jau vertinimas buvo parašytas. Aišku, labai gaila, kad tokius vertinimus rašo oficialiam tinklalapį, ne kur nors, o užsienio reikalų ministerijos. Pakankamai atsakinga atrodo institucija, bet taip jau yra. Bet knygą pristačius Seime, toks yra tinklalapis svetainėje, internete, kur kiekvieną politinį įvykį, kuris vyksta Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, jisai yra aprašomas. Toks tinklalapis Regnum.ru egzistuoja. Mes žinom, kad labai dirba daug patyrusių specialistų iš FSB, iš
užsienio žvalgybos tarnybos, buvusių specialistų, būtent kurie dirbo matyti ir Baltijos valstybėse, puikiai jie žino. Kitą dieną jau buvo po knygos pristatymo Seime irgi parašyta anotacija apie tai, aišku, iškraipant informaciją, bet matosi, kad labai aktualu. Ir aš pasakysiu, kodėl aktualu ir kodėl kilo mintis išleisti šitą knygą prieš jau daugiau kaip 1,5 metų. Knyga, tema atrodo pakankamai visiems žinoma, bet man teko susidurti būtent dabartiniam darbe su informacija, kuri teigia, kad bet kuris istorijos vertinimas tokių kampų, antistalininių, yra tam tikrų sluoksnių mūsų kaimynėje valstybėje didžioji vertinimas labai nepalankiai. Nes jie norėtų, kad mes tą laikotarpį žiūrėtume kitaip. Aš nežinau, per Putino akinius ar ne per Putino akinius, bet kitaip. Su, sakyčiau, nedramatizuodami to laikotarpio ir nereikalaudami, aišku, jokio teisingumo ir atsakomybės. Čia aš 10 metų diskusijos medžiagą tiesiog apie okupacijos žalos atlyginimą. Čia buvo tokia diskusija, Seime mes ją surengėm. Nenori niekas tokių dalykų girdėti ir dabargi buvo pradėta naudotis galimybėmis, kurios susidarė Lietuvoje, skleidžiant, sakyčiau, dažniausiai dezinformaciją apie tą istorinį laikotarpį. Na, tam panaudojamos marginalinės asmenybės, tai aš nieko nenuslėpsiu, ypač nuo kauniečių, kad tai yra iš Paleckių giminės asmuo, tai vienas iš, kiti ne. Aš turiu galvoje vieną konkretų asmenį. Šiuo atveju taip jisai yra panaudojamas, skleisti tą informaciją. Ir būtent dėl to, kad susidūrėm su tokia problema, kad skleidžiamas nepasitikėjimas Lietuvos istorijos įvykių vertinimu, kuris vyrauja Lietuvoje. Ir tada, jeigu yra nepasitikėjimas įvykiais, vėliau rašančiais apie tai žmonėm, tai gal nepasitikėjimą galima skleisti ir plačiau. Tai yra nepasitikėjimas ir valstybė apskritai. Jeigu nepasitikė savo praeitimi ir nežinai, kokia ji buvo ir tau diktuoja tos praeities suvokimą ir vertinimą, tai kuo gali išties pasitikėti. Bet čia toks įžanginis žodis, aš tik tai pereisiu tada tiesiogiai prie knygos. Na, be abejonės, aš tik tai tiek noriu pasakyti, kad taip, knygą aš pradėjau 40 metais, baigiau 58 metais. Kodėl 40 visiems? Aišku, kodėl 58 metai. 58 metai tai buvo tie metai, kuomet buvo iš tremties paleista 100 000 lietuvių. Tai yra didžiausias lietuvių išlaisvinimas, taip teorinis, formalus dažnai. Tiesiog buvo jiem pasakyta, kad jūs dabar nebe tremtiniai, galite gal ir važiuoti kur norit, tos srities ribose, gal ir į Lietuvą, jeigu jūsų kas nors laukia, jeigu jūs ten registruos, duos darbą ir panašiai. Bet kokiu atveju tai buvo tas didžiausias išlaisvinimas. Tol, kol to nebuvo padaryta, 58 metais Sovietų Sąjungoje, čia jau Sniečkaus ir tuometinio Paleckio pastangom, lietuviai sudarė trečdalį visų tremtinių. Kiti jau buvo paleisti, lietuvių nieks nepaleidinėjo ir nelaukė Lietuvoje, būtent Sniečkaus ir Paleckio pastangom. Nu ir Maskva, matydama tokią situaciją, priėmė direktyvinį sprendimą Chruščiovas. Tiesiog paleisti visus likusius. Tai buvo 58 metų vasarą. Iš ties, na, šitas pastatas Vilniuje, čia yra tuometinės istorinės nuotraukos KGB rūmai, kur aišku viskas ir prasidėjo, ir lageriai. Knygoje yra istorinės, na, vienos baisesnių nuotraukų, viskas yra, kaip sakoma, tai yra ir Rainių žudynės, ir Praveniškių žudynės, ir Bizausko sušaudymo aktas. Ne viskas yra tiesa publikuota knygoje, kai kurių nuotraukų jūs numatysite, čia aš tiesiog įdėjau šiek tiek kitas, bet savo laiku mums teko ieškoti, kurgi dalis tų kalinių, kurie iš Kauno kalėjimo buvo išgabenti, ir jie atsidūrė Bigosovo, Polocko rajone, Baltarusijoje, ir buvo
sušaudyti ir čia, kaip matote, pažyma apie sušaudymą buvo surašyta atgalinė data, prabėgus, na, jau keliems mėnesiams. Tiesiog buvo pareikalauta sutvarkyti dokumentus, ir jie taip sutvarkė. Kaip žinia, Bizauskas tikėjosi, kad valdžios permainos 40 metais Lietuvą palies šiek tiek kitų kampų ir kad nusileidžiant Maskvai, priimant ultimatumą, rezultatai bus kitokie. Bet jisai tikėjosi vieno, išėjo taip, kaip išėjo, mes puikiai žinom, ir pats jis tapo to paties teroro mašinos auka. Be abejonės, Rainių koplyčia yra tik tai vienas tokių ryškesnių simbolių dabartiniai Lietuvoje. Toliau be abejo knygoje daugiau dėmesio skiriama, aš nedetalizuoju kai kurių aspektų, tik galiu pasakyti, kad Kauno kalėjimų istorija, išvežimui kalinių iš Kauno kalėjimo yra skiriamas nemenkas dėmesys, nes tie archyvai, kuriuos panaudojau, pavyzdžiui, kai kauniečiai arba Kauno kalėjimo kaliniai pateko į Minsko kalėjimą, tai man tuos archyvus teko rankioti Rusijoje ir dėja dalis tų archyvų dabar jau neprieina po mano tos invazijos į Rusijos archyvus. Bet ten pavyko surasti dokumentus, aš pasiskolinsiu knygą iš čia, kuriuose yra kalbama apie tai, kad kaip vyko visas tas, kaip istorija, Červenė, kodėl sušaudė, ką, buvo toks nurodymas, ne, tokio nurodymo nebuvo, bet man įdomus buvo, kad susirašinėjimas su kalėjimų skyriumi, kuris vyko tomis dienomis prieš kalinius sušaudant. Tai buvo įdomiai visada šifruojamas, kad kaliniai buvo vadinami kilogramais, blankais, dėžėmis ir buvo parašyta, nu, palikite blankų datuotų birželio 26, prašom atsikratyti vietoje, 400 vienetų palikti Červenėje, kitus išsiųsti sunkvežimėjas į Mogiliovą pastarajam padedant. Čia buvo įsakymas likviduoti kalinius. Atrodo, apie ką susirašinėjimas. Beje, tie, kurie tyrinėja nacių dokumentus, tai jie irgi žino, kad tame susirašinėjime nebuvo sušaudykite ten žydų grupę, buvo visai kitas leksikonas, kuriame apie jokius sušaudymus išspręskite klausimą. Viskas. Žinojo, kaip išspręsti. Šiuo atveju 400 vienetų palikti Červenėje, kitais atsikratykite vietoje. Blankais. Taip, tas Paleckis pasakytų, matyt, kad čia kalbama apie popierių. Bet tai buvo kalbama apie gyvus žmonės. Be abejonės iš tų kabutėse blankų, kilogramų ir dėžių dalis išgyveno. Ir jie tapo liudininkais, kaip žinia, iš apie 40 lietuvių liko gyvų. Bet įdomu tai, kad, sakau, tie dokumentai dabar kol kas nėra prieinami. Man savo laiku pavyko dar juos pasižiūrėti Maskvoje. Bet pereinam prie pokario. Iš ties, nu, knygoje yra nespalvotas, bet čia yra spalvotas dokumentas, kai buvo organizuojamas pasipriešinimo slopinimas, karinės pajėgos, karinės struktūros. Dalį atvežtų dokumentų Maskvoje surastų aš atidaviau kitam autoriui, kad jisai juos panaudotų, aš pats tiesiog nespėjau visko apžiūrėti, tai istorikas Tarkauskas savo laiku išleido knygą Čekistinė kariuomenė Lietuvoje ir jisai atvežtus dokumentus panaudojo toje knygoje. Tai čia tik tai rodo, kad didžiulės pajėgos, karinės operacijos buvo organizuojamas prieš partizaninį judėjimą ir be abejonės pasekmės buvo tokios. Mes kartais ir dabar pamatome iš kokių nors karštųjų taškų panašių nuotraukų, bet atkreipsiu dėmesį, pavyzdžiui, dešinėje pusėje 16-metis. Jisai nuotraukoje yra aprašytas, tai jam tiesiog, kad atrodytų, kad jisai čia baisiai priešinasi, numetė šovinių, ten kitą kartą pridėdavo dar kokį įsprausdavo į ranką naganą, kad jau tikrai parodytų, va, žiūrėkit. Likviduotas didžiulis liaudės priešas, 16 metų berniukas. Taip, nuotraukos yra pačios baisiausios politinių kalinių, čia nuotraukos prieš sušaudant juos, mirties bausmę vykdė, kaip žinia, iki 48 metų
7 metų vidurio, vėliau nuo 50 metų. Dabargi, pagal dabartinį darbą, man teko irgi susidurti su šiais dokumentais, bet jau tyrimų, kuriuos atlikinėjo Valstybės saugumo departamentas. Tai turiu pasakyti, kad aš paprašiau, kad jie visus turimus istorinius dokumentus vis dėlto atiduotų ten, kur jie ir turi būti, tai yra į genocido aukų muziejų arba Tuskulėnų rimties parką Vilniuje. Ir jie iš tikrųjų atidavė šių tyrimų, kurie buvo vykdomi 93, 4, 5 metais, daugiau kaip 2000 nuotraukų, daugybė filmuotos medžiagos, šitus tyrimų, medicininių tyrimų aktus ir visa kita. Tai yra, visa ta informacija dabar iš VSD nukeliavo į tą instituciją, kuri iš tikrųjų saugo ir tą kapavietę ir rengia parodas, demonstruoja visą tai žmonėms. Turiu pasakyti, man gaila, kad 2 dešimtmečius, pavyzdžiui, iš tyrimo nuotraukos, jos nebuvo prieinamos visuomeniai. Mes neturėjome net galimybės jų kur nors eksponuoti. Tai dabar, aišku, tenai Vilniuje yra atidarytas muziejus, jei kas matėte, ir prezidentė dalyvavo atidarant. Tai galiu tik pasakyti, kad iš ties tie VSD perduoti dokumentai genocido tyrimo centrui yra labai vertingi ir vaizdingi. Čia yra iš tų pačių kasinėjimų, kartu su vienu iš sušaudytų buvo rastas medalikėlis. Aušros vartų. Kaip matot. Toliau knygoje iš ties yra tos retesnės nuotraukos, kurių savo laiku, kai aš dar pradėjau tyrinėti šią temą prieš daugiau kaip 20 metų, tikrai aš neturėjau galimybės nei surasti, nei pamatyti, žmonės dar saugojo, sakyčiau, ne visada pasitikėdavo ir neatiduodavo tokių nuotraukų. Nuotrauka daryta tremties vagone. Šeima nusifotografavo. Kaip matot, absoliuti dauguma tai yra vaikai. Moteris, vaikai, 3/4 tremtinių, tai moteris ir vaikai. 3/4 tremtinių. Likusieji jau vyrai. Dažnai vyresnio amžiaus, nes tarp tremiamųjų buvo daug partizanų šeimų, kur buvo tiesiog žuvę vyrai. Bet, kaip matot, vaikai 40 000 nukeliavo į tremtį. 5 000 iš jų neišgyveno. Na, kiti pasakytų, kad tai tikrai ne genocidas, kad jie buvo įvardinti gal kaip nacionalistai, buožės, bet archyve. Aš irgi suradau dokumentus. Ir tai ne stalinio laikotarpio, o jau po stalinio, 53-4 metų dokumentų. Kur buvo parašyta, kad yra toks nepatikimų tautų sąrašiukas. Lietuviai, Latviai, Estai, vakarų ukrainiečiai, čečėnai, ingušai, Krymo totoriai ir dar keletas smulkių tautybėlių. Tiesiai šviesiai parašyta. Visuose Maskvoje dokumentuose nėra parašytas net statistiniuose, kad čia, žinot, mes pervežam nacionalistus. Yra parašyta lietuviai, litovci, estonci, ten latašai. Pagrindas jų kalinimo, laikymo tremtyje visiškai neturi reikšmės. Jie toliau buvo vertinami pagal savo tautybę, priklausomybę tautybę. Beje, knygoje aš irgi specialiai tam skiriau dėmesį, nes įdomu tai, kad buvo tokios galimybės ir kuriomis naudojosi beje dalis tremtinių. Pavyzdžiui, sukūrė fiktyvę mišrią šeimą ir tavo vaikas, jeigu buvo įrašoma, kad jisai, pavyzdžiui, šeimos galvos, tai yra vyro, kuris turėdavo ruso tautybės, arba bet kokią kitokią, bet ne lietuvis. Jisai galėjo išvengti tremties, nes nebuvo įrašomas į tremties įskaitą, šeimos įskaitą. Bet 48 metais visos šitos išimtis, aplinkybės, visokie mėginimai apeiti buvo panaikinti. Iki tol buvo tokios galimybės, nuo 48 metų nebeliko. 48, kaip žinia, į tremtį iškeliavo didžiausias lietuvių skaičius, 40 000 žmonių, tai matyti ir buvo keičiami tie įstatymai. Bet atkreipiu dėmesį, kad vertinimas buvo pagal tautybės.
Pavyzdžiui, 16 metų sulaukęs jaunuolis, jeigu pasirinkdavo ne lietuvio tautybę, jisai buvo išbraukiamas iš tremties įskaitos. O jei pasirinkdavo lietuvio, buvo įrašomas į tremties įskaitą. Nes, kaip žinia, šeimų buvo tik tai kortelės atskiros suaugusiems sudaromos, o vaikai, lyg ir tarp kitko, jie kažkur taip į šeimos įskaitą įrašomi, jie yra, nėra, nesvarbu. Jų kaip ir neskaičiuojam, bet iš tikrųjų juos irgi skaičiavo, žiūrėjo mirtingumą, kiek tenai jų išgyvena, kaip viskas tose šeimose keičiasi ir beje. Iš tikrųjų, pasikeitimai buvo. Čia yra 51 metų kažkur, 48 metų nuotrauka, bet vaikai tai 48 metų, čia darželinukai. Yra ir Irkutsko srityje knygoje yra šita nuotrauka. Vaikiškas darželis. Mokytoja yra ištremta 41 metais. Kaip žinia, 41 daugiausia mokytojų buvo ištremta. O vaikai jau 48, jų dar 41 metais nebuvo. Jie yra va čia daugiausia 3 metų vaikai. Man teko susidurti su 2 iš jų. Iš tikrųjų, čia Kaune vykusiam suvažiavime politinių kalinių tremtinių iš tos pačios vietovės sakė, kad galbūt ir paieškos ir kitų. Taip, vaikai, kaip žinia, kaip minėjau, sudarė tikrai didelę dalį tremtinių, patys didžiausia liaudės priešai. Aš matau iš jų rūšių veidų, kad jie tikrai buvo ir tais laikais nusiteikę prieš stalininį režimą. Ne, iš tikrųjų, tai dabar, žinoma, mėginant perrašyti tuos įvykius ir ten įvertinti stalininį režimą kitaip, tas daroma Rusijoje gana intensyviai, nors turiu pasakyti, tai nėra vienareikšmiškas reiškinys. Aš pažįstu daug rusų istorikų, kurie tyrinėja ir labai atsakingai žiūri į tuos tyrimus. Ir tai nėra taip, kad valdžia liepia ir visi ten puolė perrašinėti tą istoriją. Taip nėra. Iš ties yra žmonės, kurie žino tos įvykius, žino, kaip buvo ir tikrai yra atsakingi istorikai, bet yra ir kitokių. Čia aš atkreipiu dėmesį tiesiog mergaitė, kalinė, 47 metais pabėgusi iš tremties, 9 metais buvo įkalinta, apie ją yra knyga išleista. Vaikai kaliniai. Tikrai didelė dalis, netokia nemažytė, sakyčiau, tikrai didelė dalis kalinių buvo vaikai. Vaikai iki 16 metų. Šiaip pagal stalininės kategorijas nuo 12 metų jie buvo prilyginami suaugusiam. Tai yra bausmės vienodos, jie pasitekdavo ir į suaugusių lagerius. Be abejo, puikiai suprantat, kas tuo metu jų galėjo laukti. Pabėgo iš tremties, įkalinimas nuo 48 metų pabėgusiam. Suaugusiam buvo 20 metų lagerio. Tas drakoniškas įsakas veikė tik tai 6 metus, iki 54 metų, iki postalininio laikotarpio, bet kokiu atveju toj visoje statistikoje, toj masinių tų išvežimų, įkalinimų, tai įkalinti vaikai sudaro kelis tūkstančius. Tarp tų 100 tūkstančių yra keli tūkstančiai įkalintų vaikų. Dėl įvairių priežasčių. Tai čia pabėgimas iš tremties tai buvo viena iš priežasčių. Beje, šiuo metu yra sukurtas filmas, kiek žinau, jisai ten dėl tam tikrų techninių priežasčių, nes nebuvo lėšų įgarsinimui. Tai yra būtent apie iš tremties bėgančią mergaitę. Lietuvių režisierius jau sukūręs tą Juzėnas filmą. Jisai, aš tikiuosi labai, kad pasirodė šiais metais, mums keičiant kino įstatymą atsirado tokia galimybė finansuoti tuos projektus, kurie jau buvo gavę valstybinės lėšas, bet dėl pasikeitimų įvairių tiesiog kainavo šiek tiek daugiau tas filmo kūrimas. Filmas vadinasi Ekskursantė, nes mergaitė bėgo iš tremties apsimesdama atsilikusią nuo ekskursijos. Tai filmas iš tikrųjų aš jį mačiau, nes man teko žiūrėti dar scenarijų, tai
iš tikrųjų geras ir po gero tokius gyvenimo tuometinio epizodus atskleistų ir parodytų žymiai gyviau, negu aš čia galiu papasakoti. Šitiems, aš galiu tik pasakyti, vaikai visur figūruoja, aš tų nuotraukų matęs šimtus. Na va, šeima pasipuošusi fotografavimui, visi basi, Sibire surado gėlyčių ir įsiamžino. Iš ties, čia yra krikštynos ir žinoma kapai. Amžinas tremtinių palydovas. Tai kaip matot, kapai tuo metu atrodė taip, žinoma šitų, kurio pačioje nuotraukoje, tai daugumos jų neliko tokiu pavidalu, dažniausiai išnykdavo. Šiti išliko, dabar, kai jaunuoliai rengia misiją Sibiras ekspedicijas, į Sibirą tvarkyti į kapų, tai kaip tik ir susiduria su būtent šitais apgriautais tremtinių kapais. Knygom kaip tik prekiauja misija Sibiras dalyvė praeitų metų. Mano padėjėja tai ji tikrai matė ir žino, kaip tai atrodo. Aš galiu iš tikrųjų čia daug gal pasakot ir nelabai kontroliuoju to laiko. Tik pasakysiu keletą tokių įdomesnių faktų. Čia grįžimas iš tremties. Grįžimas iš tremties ir kasgi įdomu, kas buvo iš susirašinėjimo, kurį teko vartyti Rusijoje iš to laikotarpio, daug grįžtančių. Įdomu tai, kad po stalinių laikotarpį, ten atleidus šiek tiek varžtus, buvo tikimasi, kad lietuviai, žinot, išvežė jos gal ir prievartą, o vis dėlto gal jie pasiliks. Kol kas dar administraciniais būdais juos sulaikom. Ir didžiuliam nustebimui jie netgi registravo, kad tiek ir tiek lietuvių įsigijo namus arba pasistatė tenai. Dažniausiai pasistatydavo patys, jau kai leido jie. Tiek ir tiek turi naminius gyvulius ten augina. Ir panašiai. Viską suskaičiuodavo ir tikėjosi, kad taip ir bus, bet kai buvo paleidimas iš tremties, tai tokie ėjo alarmuojantys pranešimai į partijos komitetus, kad staiga 85% lietuvių, pakilo ir išvyko. Ir nieko neliko, tuščia, išvis, žmonių nėra. Tai alarmavo, kad stabdykit tą procesą visais būdais, nepaleiskit tų lietuvių iš tremties, gal ten galima sulaikyti. Žinoma, sulaikydavo kuriam laikui, bet pats faktas, kad jie tikėjosi, kad žmonės išvežti prievartą, jie pasiliks tam Sibire gyventi. Taip, dalis sugrįžo vėliau, kadangi čia buvo nemažesnė prievarta negu Sibire. Nes po 57 metų Paleckio ir Sniečkaus nutarimų, kaip žinia, tremtiniai tiesiog čia negalėjo normaliai įsikurti. Reikėdavo ieškoti visokių pažinčių, apėjimų, kad galėtų tiesiog likti savo gimtosiose vietose. Dažnas to negalėjo padaryti. Rusijoje man teko archyvose surasti dalį nuotraukų, jų nėra knygoje. Tiksliau yra keletas, ne visas pavyko įdėti. 46 metų planai, kaip statyti Gulago lagerį. Pavyzdiniai tokie, kokie turi būti korpusai, kaip apsauga, perimetrai, viskas surašyta. Meniu, man tai buvo pats linksmiausias dalykas. Meniu, 46 metai, aš tik paskaitysiu, kas nemato, pusryčiai, rusiškai pasakysiu. Лещ копченый, суп рисовый, картофельные биточки, кофе с молоком. Обед. Борщ с мясом, каша гречневая, компот, kažkoks kompotas. Ужин. Суп картофельный, ten neįskaitau, ir kažkoks šilavnik, nežinau, ką tai reiškia, bet įdomu tai, bet čia yra toks falsifikatas.
Jisai buvo skirtas, beje, apmokyti Gulago darbuotojus. Jiem demonstruodavo ten kokiem nors rašytojam, kurie ten irgi reikėdavo juos paruošti. Va, žiūrėkit, gerai, nu, žiūrėkit, va nuotraukos, žmonės su baltais chalatais, ten aptarnauja kalinius, ne ką kitą. Dienotvarkė. 7 valandą atsikelia vis taip ramiai, padaro mankštą iki 8, vėliau pusantros valandos papusryčiauja, paskui valandą medicininė apžiūra, paskui papietauja, nu kad taip jau visai, paskui miotvaičias. Tai čia aš taip galim suprasti, kaip norit, gal jau mirusius išveža, arba poilsis atseit. Paskui kultūra užsiima, kultūrinis darbas, porą valandų ir vakarienė. O, kaip čia darbo, darbiniai procesai, 4 valandas, darbiniai procesai, nu, nuostabu. Klausykit, šitą dalyką perskaitęs savo laiku, kai leido dokumentus, tenai be komentarų Lietuvoje, nu tai gali, tai aš nežinau, disertaciją gali apsiginti, kaip nuostabu buvo Gulago lagerį. Aišku, nieks čia neparašė, kad kaliniai dirbdavo po 16 valandų, be jokių fizaretkų, nes jiem tos fizaretkas atstodavo šachtoje anglies krovimas, kad vietoj medicininių apžiūrų jiems surengdavo medicininius eksperimentus, aš paskui apie tai kalbėsiu. Tai, nu va, pavyzdžiui, ir rodo, kiek yra 300 žmonių ir kaip jie darbingi. Pirmos kategorijos 71, antros kategorijos 29, trečios kategorijos nėra. Kaip čia trečios, jo, 0. Ir čia tiesa, lageriai atseit fotografuota, kokie gražus statinukai, pirtis, gyvenamieji namai, nu nuostabu. Va, žiūrėkit, medikai apžiūri, kaliniai su baltais ten marškiniais guli, ligoninė, lagerinė. Nu, ir mirtingumas. Čia jau, aišku, šiek tiek vėlesnė nuotrauka yra 54 metai. 7, 5 žmonės, 4 žmonės. Iš, nu, be abejo, kasgi Gulagė mirė iš vis. Va čia, o čia yra įdomesnis dalykas. Atrinko, Gulagė buvo toks sanitarijos skyrius. Dirbo medikai, pačių vairiausių profesijų, be abejonės. Rinko duomenys apie kalinių mirtingumą. Jiem reikėjo atsiskaityti, tiek mirė, tiek judėjimas kalinių vyksta. Tiek žuvo. Ir žinoma, kad žmonės nuo gamtinių sąlygų, nuo sunkaus darbo, nuo badavimo, nuo latinio išsekdavo. Ir paskui, va čia eksperimentas, išsekusius kalinius atveža patikrinimui medicininiam. Tada jie patikrina. Ir atrenkama 3 kategorijos, atseit išsekė. Čia iš tikrųjų, aš galiu pagal nuotrauką sakyti, kitas nuotraukas čia nėra išsekę žmogus, bet sakysim atrinko. Atrinko, knygoje aš tiesiog rašau, kad čiupteldavo už vienos vietos, ar dar tenai yra, raumenų iš vis. Ar nėra, jeigu nėra, tai viena kategorija, jeigu yra, tai kita kategorija. Bet čia juos atrinkus pradėjo maitinti. Čia, kadangi jiems reikėjo parodyti, kad jie vos nesaugotos kalinius, jie juos pradėjo maitinti. Ir žiūrėjo jų kaip prieauglį, atsiprašau, čia nėra tos nuotraukos, bet knygoje yra, kaip prieauglį. Žiūrėjo, kaip pasikeitė jie. O toks ir antsvoris pas juos, žodžiu, ten kilogramą ir kiek ten pasikeitė. Bet iš tikrųjų, tas sanitarijos skyrius, man kiek teko šiek tiek pasižiūrėti daugiau tų dokumentų, tai medikai rašė disertacijas. Žmogaus išgyvenimas sunkiom sąlygom darbo, žmogaus išgyvenimas kritinėse sąlygose, tai yra šaltyje ir darbingumas šaltyje, kokias sergamumas, kokios lygos dažniausios, koks mirtingumas nuo tam tikrų ligų ir taip toliau. Netgi radau tokią pažymą apie kalinių simuliuojamas ligas, pačias populiariausias, simuliuojamas, nes, kasgi daugiau, simuliantai tik tai Gulagė sėdėdavo. Tai
Visa tai buvo būtent sanitarijos skyriuje. Vėliau vienas kitas ir daugiau ko gero apsigynė per disertacijas, pasidarė mokslinius darbus, matyt tapo ir kokiais akademikais Rusijoje. Žinoma, tirti šitą temą Rusijoje būtų įmanoma, jeigu ją iš vis kas nors tirtų. Tada surastų ir tuose gulaguose ir stalininių mengelių, kol kas surado ten, jie surasti buvo tik tai nacių koncentracijos stovyklose, daktarai, kurie darė medicininius eksperimentus. Ten buvo tas pats. Tik tie šalčio išbandymai buvo eksperimentuojami. O čia Kazakstane lageris, apsauga pati tobuliausia buvo, čia dar iki 54 metų, tai yra elektros srovė, buvo paleista per visą perimetrą bokšteliai, pavyzdiniai lageriai. Bet dar vieną temą norėjau paliesti, jinai knygoje yra taip pat paliesta, tai yra moteris ir vaikai lageriuose. Aš paminėjau ne tik tuos, kurie pakliūdavo, sakyčiau, kaip pabėgę iš tremties, bet buvo dar viena kategorija. Tai yra kūdikiai lageriuose. Kūdikiai į lagerius be abejo turėjo galimybę pakliūti motinų įsčiose. Nėščios moteris. Moteris, kurios patirdavo prievartą jau lageriuose, gimdė vaikus. Vaikai buvo paimami ir tokios zonos atskiros buvo, vadino moters ir kūdikio barakas. Motinas įleisdavo tam tikram laikui, paskui paimdavo iš jų vaikus, tam tikro amžiaus jie buvo išvežami į vaikų namus. Lietuvoje toks lageris irgi buvo. Garsusis Macikų lageris, kuriame buvo kalinama labai daug moterų. Na, vienu metu virš 1000 moterų, tai yra tie Šilutės rajone tas lageris. Ir, pavyzdžiui, 52 metais 100 vienetų vaikų barakė Šilutės lagerį. Buvo 156 vaikai. Čia nuotrauka ne Šilutės lagerį, nes tokių buvo kiekvienam gulago didesniam lageriui. Per 4 metus lageryje su įkalintom moteriam Šilutės tam lagerį, Macikų lagerį, buvo 620 vaikų. Dažniausiai va tokio amžiaus. Tai yra kūdikiai, tenai iki 1-2 metų. Iš jų kas trečias gimė tame lageryje. Ir be abejo, kas antras gimęs mirdavo tame pačiame lageryje. Visi, kas netiki, gali pasitikrinti Macikų lagerio kapinėse. Viskas yra tenai ir dokumentuose. Dokumentus man teko šitos surasti dar tuo metu buvusiam Vidaus reikalų ministerijos archyve. Na va, čia mankšta. Kaip įvardijo gulago šefai savo pavyzdinėse nuotraukose. Na, kaliniai iš ties turėjo galimybių pasidaryti slėpdami tas nuotraukas, pasidarydavo ir savo, ir įamžindavo savo darbus, bet daugiausia nuotraukų, aišku, yra jau tuo laikotarpiu, kaip matot, kai bokšteliuose jau nieko nebebuvo. Tai yra po to, kai vyko kalinių sukilimai, kai čia irgi matosi kalinių sukilimo metu daryta nuotrauka, kai lageriai galiausiai buvo išformuojami. Ir džiaugsmas. Pirmoje eilėje, kaip matot, Sniečkus, Paleckis, Getvilas matyt. Ir kita kompanija tokia panašių tipų. Tai yra dešimtmetis, Tarybų Lietuvos dešimtmetis. Tikrai turėjo ką atšvęsti. Tuo metu jau kartu, jeigu mes, man teko bendrą tą statistiką suvedinėti, tai galiu pasakyti, kad tuo metu jau buvo per lagerius, iš vis teroro sistemą perėjo daugiau kaip 400 000 lietuvių. Žinoma, buvo ir kitų tautybių, ir žydų, bet jie daugiausiai 40-41 metais. Aš kalbu apie pokarinį laikotarpį. Tai virš 400 000 lietuvių.
kaip žinia, dalis žuvo lageriuose. Aš niekad nematuoju, kiek tenai žuvo daug, mažai. Na taip, pakliuvo į lagerius Gulagą už Lietuvos ribų. 350 000 žmonių. Iš jų 70 000 neišgyveno. Dalis negrįžo į Lietuvą. Daug ar mažai, ar neišgyveno ir negrįžo į Lietuvą, skirtumas yra? Taip, skirtumas yra. Bet Lietuvai nuo to tikrai didelio skirtumo nėra, nes tie žmonės vis tiek ne Lietuvoje. Tiek žuvė, tiek ir pasilikė tenai. Tai šiuo atveju aš tik pabrėžiu, kai pradedama spekuliuoti dabar ir emigracijos tema, tai yra prievarta. Žmonės neprašė, kad juos vežtų, tai prievarta, o čia yra prievartos organizatoriai. Ir dėl to visą tai ir įvardyjama kaip nusikaltimai žmoniškumui, kuriems priklauso ir be abejo ir karo nusikaltimai, ir genocidinio pobūdžio nusikaltimai. Bet čia yra organizatoriai. Tai va, tai toks mano būtų pristatymas ir jeigu turit klausimų, aš atsakysiu. Prašau. Jo, aš irgi šiek tiek paminėjęs esu knygoje, bet dauguma, kuriem neleido sugrįžti, o jų susidarė galiausiai nemenkas kiekis, tai yra, kai 59 metais Sovietų Sąjungoje buvo daromas bendras gyventojų surašymas, tai labai įdomu pasižiūrėti tą statistiką pagal vietovės. Tai už Lietuvos ribų, jei neklystų, buvo virš 100 000 lietuvių. Už Lietuvos ribų. Nemenka dalis dar tebebuvo Rusijoje, žinoma, bet didelė dalis, taip, Kaliningrado sritis ir Latvija. Tai yra dvi pagrindinės vietos, kur tuo metu atsidūrė dalis lietuvių, kuo arčiau Lietuvos. Tiesiog. Bet Rusijoje vis tik tai liko kažkur apie 50 000, tai buvo labai didelis skaičius. Jie paskui palaipsniui grįždavo į Lietuvą, bet tas procesas užsitęsė, tiesą sakant, jisai iki šiol vyksta. Gal truputį į dabartinius laikus, jeigu galima nukrypti. Yra daug tokios panašios literatūros ir jūsų, ir kitų išleistus. Visa visuomenė galėjo puikiai susipažinti, kas dėjosi tais laikais Lietuvoje, bet mane sudomino Jurgelio straipsnis, kuris taip pat žinot puikiai. Ir mane taip pat sudomino, kad per 3 pirmasias dienas pasirodė virš 1000 atsiliepimų. Ir man buvo labai įdomu pažiūrėti tų atsiliepimų politinę prasmę. Taip sakant, teigiamumas, neigiamumas į jo šitą rašliavą. Ir pasižiūrėjau, paskaičiavau, kad iš pirmųjų 130 atsiliepimų, reiškia, ten maždaug apie 25% politiškai buvo tik tai tokie, sakyčiau, protingi. Čia atitinka šių laikų dvasia. Tai mane tas labai nustebino. Tai sakykit, vat dabar valdžios atstovai, reiškia, tie turtingi žmonės, vat jeigu jų dabar paklaustų, jie norėtų grįžti šitos laikus tarybinius ar nenorėtų? Žinot, atsakymą tai mes visi žinom, kad aišku, kad nenorėtų, bet ir nenorėtų ir partiniai pirmiausia buvę nenorėtų. Nes kai 89 metais buvo padaryta sociologinė apklausa, viena pirmųjų, tarp partinių beje buvo padaryta, koks jūsų požiūris į Lietuvos nepriklausomybę, į praeitį, į tikėjimą, tai pusė partinių prisipažino, kad jie švenčia religinės šventės, Velykas, Kalėdas, pusė, nors ideologiškai jie turėjo būti, kaip ir ne tai, kad sekularizuoti, jie ateistai turėjo būti, bet pusė jau tuo metu prisipažino, kad taip. O didžioji dalis pasisakė, tai mes pasisakom už Lietuvą, bet kokį ten statusų, tik ne Sovietų Sąjungą. Vat partinė tokia sudėtis. Žmonės, aišku, galėjo gal ten ir būti dviveidžiai, bet gal to veikė sąjūdžio, sakyčiau, ta aplinka. Bet taip, tai buvo. Bet kalbant apie diskusiją, aš
Na, iš tikrųjų, sunku labai diskutuoti, nes Maskvos archyvuose man teko matyti ataskaitas iš Lietuvos ir Latvijos, Estijos partizaninio karo. Iš kovos, kaip sako, mūšių vietų. Tai va čia yra viena žemėlapį, bet reikėjo gal man nuskanuoti tiesiog ir parodyti, kaip buvo atsiskaitoma Maskvai ir kaip jie demonstravo karo veiksmus savo statistikoje. Tai galiu pasakyti, tai buvo didžiulė lentelė, atskaitomybė keičiama, statistika keičiama kas 10 dienų, buvo nurodytas kiekvienas karinis dalinys ir teritorijos, kuriuose veikia. Tai yra nuo Suomijos įlankos iki Juodosios jūros, iki Rumunijos, NKVD daliniai. Pagal apimtis, žūtis, panaudojamus karinius pajėgumus, tai galima įvertinti vidutinio masto karas. Normalus karas, jeigu nuo karą iš vis galima vadinti normaliu, bet, sakysim, paprastas karas, kuriame iš vienos pusės 100 000 nuolat papildomų, gerai ginkluotų, turinčių, galiausiai turėjusių ir radio ryšį, artileriją, karinės pajėgos, tai yra speciali kariuomenė slopinti partizanam ir ta garsioji 4 divizija. Iš kitos pusės tie visi, kuriuos Jurgelis taip vaizdžiai pavadino, kad čia vos ne lietuviai su lietuviais, jie tokie šiokie ir anokie, bet tie kaimo berniokai, va tie, kurių vidutinis amžius buvo 24 metai beje, jie to gyvenimo daug ir nematė. Kaltinti jų dėl įvairių nusikaltimų, nuo knygoje aš rašau, paliečiu ir agentų smogikų temą. Su partizanų uniformomis buvo kankinta 1000 žmonių. Vien tik agentų smogikų tos operacijos, apie kurias išliko dokumentai, išliko 3/4 dokumentų. Kankinta buvo. Iki 54 metų jiem oficialiai buvo leidžiama tai daryti. Su įkaitinta geležim, kaip nori. Kankinimai pilno, kaip sakoma, pavidalų savo, baisiausių. Aišku, daug žmonių ir žuvo. Ir lygiai taip pat agentai smogikai tame labai aktyviai dalyvavo. Lazdijų rajonas buvo, pavyzdžiui, išskirtiniai šiuo atveju, kur jų veikla buvo labai aktyvi. Ir mes pasižiūrim, pavyzdžiui, statistiką, iš karto matosi, kažkoks rajonas toks įdomus, kad jame žuvusių šeimų skaičius yra nepaprastai aukštas. Kokios priežastys, kas tai nulėmė? Reikėtų daug analizuoti ir mes pamatytumėm visai kitą vaizdelį. Man, pavyzdžiui, teko suvesti, kadangi išliko partizanų dokumentai kai kuriuose rinktinėse pilni. Ir pažiūrėti, kaip tai koreliuojasi su KGB dokumentais atskaitomybė. Tai įdomu buvo tai, kad partizanų dokumentuose buvo nurodomas po jų operacijų, pavyzdžiui, prieš stribus, prieš kariškius, vienas žuvusių skaičius. O šituose dokumentuose KGB nurodomas kitas skaičius. Dažnai tam tikrų kategorijų mažesnis, tam tikrų kategorijų didesnis. Žinoma, kariškių pats mažiausias skaičius. O aš Maskvoje taip netyčia užsukau į karo archyvą ir gavau irgi netyčia pavartyti vieno 4 divizijos pulko dokumentus. Jiem gal atrodė visiškai nereikšmingi, o man tai reikšmingi. Tai buvo vadinamoji pranešimo apie kareivio mirtį byla. Tai 45 metais aš ten pasižiūrėjau, ten pluoštas pranešimų 137 pulko. Dabar nepamenu, kiek aš ten jų suskaičiau, 100 ar kiek žuvo Lietuvoje. Nes pulkas visas inkorpori buvo Lietuvoje, prieš partizanus buvo naudojamas. Atsiverčiu, aišku, 4 divizijos ataskaitą Lietuvoje, nuostoliai 6 kartus mažesni. Ar falsifikuodavo? Galima pavadinti taip, bet ne visai. Turiu pasakyti, kad jie registruodavo tik tuos žuvusius, kurie žudavo ten pat kovos lauke. Žuvo kovos lauke, užrašo, žuvo. Mirė vežamas? Ne, nežuvo, jisai sužeistas buvo. Ir kai 4 divizija galiausiai suvedė savo nuostolių statistiką, tą, kurią jie turėjo, jie paskelbė, kad, žinot, per 4 metus veikimo Lietuvoje buvo sužeista ir žuvo 4000 žmonių. Tai sakytų jie, kad žuvo mažesnė dalis matyti, bet iš tikrųjų žuvo didesnė dalis iš tų 4000. Bet šitos statistikos niekas nenori matyti, analizuoti.
Ir pabrėžiu, tai buvo karinės operacijos, pilna maštabės, pilnos, KGB struktūros tuo metu veikė irgi labai įdomiai, tai yra jos provokavo dažnai partizanus, neturinčius pakankamai informacijos į tam tikrus veiksmus, sako, kolūkio pirmininkai žuvo, kad jie buvo labai protarybiniai, ne. Dalis kolūkio pirmininkų žuvo dėl to, kad rėmė partizanus. Agentai smogikai ant jų buvo užsiundami. Oficialiai atrodo nuo partizanų rankų, o iš tikrųjų žinojo ir stebėjosi žmonės, taigi sako, mano rėmė partizanus, kaip galėjo jie taip pasielgti, o iš tikrųjų kas pasielgė, kas ištyrė tuo metu, niekas neištyrė. Partizanai neturėdami rėmimo, tuo metu, kai dauguma žmonių buvo ištremta, jau jų rėmėjų, tai taip, kolūkiai buvo ir jie kartais sueidavo su kolūkių pirmininkais ir sutardavo, kad tam tikrų metų bus pristatyta ten ir ten toks ir toks maisto kiekis ir viskas, ir taškas. Ir pristatydavo. Aišku, saugumas susekdavo galiausiai. Tai tam kolūkio pirmininkui dažniausiai pasibaigdavo liūdnai. Jisai žūdavo nuo partizanų rankų. Vat ir visos tos istorijos, tai kurias iš tikrųjų reikėtų tirti. Ar dar yra įslaptintos neprieinamos medžiagos VSD, ar kur, ar jau visa dabar atiduota į... Ne, iš tikrųjų, VSD, jeigu liečia tai istoriją arba KGB veiklą, aš galiu pasakyti, kad taip, man teko paprašyti, kad jie atiduotų visą medžiagą į genocido tyrimo archyvą, tai vaizdinė medžiaga, ir ypatingai archyvą, tai yra archyvinius dokumentus. Jie tą padarė, perdavė 75 bylas ir 400 paskirų dokumentų, labai svarbus, atskirų rajonų, beje, pilnos KGB bylos, su visa agentūra, su viskuo. VSD darbuotojai, aš manau, tie vadovai savo laiku laikė jas, aš nežinau, gal dar kam nors, bet žinom, kad vyko iliustracija. Iš tų bylų, beje, buvo naudojama dalis iliustracijai. Buvo sudaryta bene 460 iliustracijos bylų, bet, kaip žinia, 60 žmonių buvo tik pripažinti bendradarbiavusiais, nes tiek buvo apie jos medžiagos. Apie 400 tos medžiagos nepakako, už tai dabar, kai prasidėjo skelbimo procesas ir artimiausiu metu tas patikrintas sąrašas bus paskelbtas, šiuo atveju visiškai nesvarbu. Pakanka medžiagos, nepakanka, tai yra istorinis dokumentas ir jisai bus paskelbtas. Bet va, aš dar norėjau paklausti. O jeigu paaiškės, kad iš tų, reiškia, kurie buvo užverbuoti ir visokie žmonės ir dabar paaiškės, kad jie aukščiausiose valdžios sluoksniuose, kaip bus reaguojama? Nepaaiškės. Net nepaaiškės? Tai kam jūs skelbta? Ne, dėl to, kad jūs nepamirškite, tai yra KGB laikotarpiu žmonės, kurie taip užėmė tam tikras pareigas pagal amžių, absoliuti dauguma, tai yra, aš kiek pasižiūrėjau, jie nebedirba jokio valstybės tarnybą ir jau senokai. Tiesiog nebedirba pagal amžių. O žmonės galvoja, kad vidutinis KGB darbuotojo slapto bendradarbio amžius buvo 40 metų. Nuo KGB laikų pradėjo 22 metų. Tai šiuo atveju patys įvertinkim, kad iš tikrųjų dauguma jų yra pensinio amžiaus, taip aš sutinku, bet ne valstybės tarnyboje. Valstybės tarnyboje taip yra paskiri asmenys, galiu pasakyti, kad jie prisipažinę. Tol, kol neina įrenkamas pareigas arba skiriamas kaip ministrų ir panašiai, jų pavardės nėra viešinamos. Jeigu jie tik pamėgina eiti į renkamas pareigas, pavyzdžiui, eitų į Seimo, į savivaldybės rinkimus, jų pavardės būtų paviešintos. Tas buvo vienu atveju su vienu kandidatu, jei neklystų, kultūros ministrus, atsitiko su vienu mokslininku, kad galiausiai tada visi sužinojo, kad jisai prisipažino, jisai galvojo, kad bus inkognito išliks. Šiuo atveju tas skaičius tų žmonių, kaip žinia, 1500, kurių pavardės yra neviešinamos, bet tas sąrašas, kuris yra ir bus paskelbtas, tai yra vadinamieji KGB vertingi agentai, jie taip įvertino, 1700 pavardžių. Tik dalis iš jų prisipažino ir tai mažesnioji, mažytė dalis, taip kad didžioji dalis sąrašo bus. Bet čia pabrėžiu visą laikotarpį, nuo pokarinio iki 90 metų. Norėjau paklausti, kaip atrodysi Lietuvos istorikai dėl archyvų, kurie buvo Pabaltijo Lietuvos, Latvijos ir Estijos, tai buvo centrinis Latvijoje.
kur buvo Kazakstano kaliniai, viskas ateidavo iš lagerių, iš Latvijos centrinį archyvą, iš Latvijos archyvų ateidavo į Vilniaus KGB. Kaip ten centrinis archyvas Latvijoje. Ar kas domėjosi, ne, viskas yra, kada tėvo buvo KGB rūmuose, aš tyrėjau bylą, tai ten yra paminėta Latvijoje, kur buvo centrinis archyvas. Iš tikrųjų, dalis, ne, galiu biškai kitaip. Per Latvijos archyvą, iš tikrųjų, Latvijos centriniame archyve dabar saugomas KGB bylos, jie nesukūrė jokio atskiro archyvo, nes pas juos tų bylų ženkliai mažiau, keleriopai mažiau negu Lietuvoje. Tie lietuviai, kurie perėjo per, buvo tokių ir nemažai, kurie perėjo paribyje gyvendami per Latvijos kalėjimus, taip jų bylos atsidūrė tenai. Tai tos bylos yra, baudžiamosios bylos yra. Bet Lietuvoje išliko archyvų, KGB archyvų tikrai nemenka dalis, baudžiamosios bylos dauguma, ne visos, bet absoliuti dauguma. Fondų išlikimas Lietuvoje yra kažkur 98%. Bet atskirais gabaliukais, pavyzdžiui, kai kalbam apie agentus, išlikimas yra pora procentų, kartais 1%. Sunaikintus. Žinoma, kiek Lietuvoje buvo konspiracinių būtų, tyrikas nors ateityje. Jo, žinoma, žinokit, aišku, jie keitėsi, bet vienu laikotarpiu, sakysim, už bendrą struktūrą, tai jų 800 buvo. Ir įdomu tai, kad paskui prasidėjus privatizavimo procesui, beje, dalį KGB agentūra sugebėjo privatizuoti. Nes dalis jų buvo valdiškai, kaip sakoma, finansuojami, bet dalis buvo nupirkta už, kaip įgyta, tiesiog skyrė valdiškom poreikiam, įformino kaip asmens nuosavybę ir jie privatizavo. Aišku, jau senokai pardavė. Ten kvartalas aplink KGB, pavyzdžiui. Tai iš vieno skyriaus mes žinom, Vilniuje KGB rūmai, tvarko, čia archyvas, čia muziejus, čia dar kažkas. Iš kitos pusės, kasgi buvo. Iš kitos pusės buvo užsienio žvalgybos skyriaus dalis žmonių. Ir kiti slaptesni KGB padaliniai, iš ten iš visų laiptinių išlysdavo jie, kaip sakant, ir išeidavo. Dalis dabar priklauso, žinoma, Lietuvos valstybei, ten yra vadovybės apsaugos departamento patalpos, bet dalis liko kaip būtai ir jie buvo privatizuoti, kiek aš žinau, buvusių KGB darbuotojų jau senai parduoti. Tai čia prieš 20 metų. Kas dar norėtų? Labai trumpai dar. Lietuvos Latvijos pasienyje, Latvijos pusėje, mes esam radę bendrų kapų. Dabar antkapiai yra pastatyti, tai yra Latvių partizanų ir Lietuvių partizanų. Ar kas nors yra tyrinėjęs šitą dalyką, kad ta bendra kova Lietuvių Latvijų? Na, tų epizodų nėra daug, taip jie yra tirti, yra skelbta ta informacija apie atskirus mūšius, bendradarbiavimą, yra ta informacija. Per pastaruosius metus, aš galiu pasakyti, pasirodė gana įdomių knygų ir dabar pasirodė vienos rinktinės detali istorija, istoriniai dokumentai, visi surinkti, tos rinktinės dalis irgi buvo pariby, Šiaurės rytų Lietuva su Latvija. Tai yra tokie, nes, kaip žinia, lietuvių partizanai ten turėjo ne vieną bazę. Taip kad tokie tyrimai yra ir dabar atliekami. Dar labai trumpai. Apie partijos lėšas po sąjūdžių. Čia jau kita tema. Žinokit, aš tai jums pasakysiu, va šitoj knygoje yra parašyta. Aš rašiau apie partijos, ne partijos, o KGB lėšas. Čia yra atskiras skyrius skirtas. Jo. Nežinau, nebent gal dar kas nors turėtų. Uždarom diskusiją ir dėkojam tada. Tai ačiū. Ir kviečiam dar autografą, kviečiam dar betarpiškai pasiimti.